per kiek miškas atsinaujina natūraliai. Pasimato, tai kitą kartą net ir po metų jau po kirtimo, kad jau auga, o šiaip pilnai tai tarp 3-5 metų jau viskas, kad ir dabar, kur filmavom, 5 metai, jau ten jau kaip pagaun tą augimą, jisai be sustojimo augs. Tik tais tas ir yra. Atlikit retinimo darbus, kad jis greičiau, kokybiškesnis, stambesnis, aukštesnis užaugtų. Visų medynų negalim jokių kirtimų daryti likus 10 metų iki brandos. Visų medynų. Yra toks laiko tarps, kada 10 metų iki brandos kirtimų daryti nebegali jokių. Pas mumis yra suskirstyta pagal medžių rūšis kirtimo amžius, kuriame galima vykdyti kirtimus miškuose. Beržynai, beržas, liepa, juodalksnis 60 metų kirtas, eglės 70 metų, pušis 100 metų, ąžuolas 130 metų. Tai prasme, tas amžius jau yra, ties kuriuo pagal Lietuvoje galiojančias taisyklės jau gali kirsti. Kaip pavyzdys, beržyną tai 60 metų gali kirsti. Bet jau jam, kai yra 52 metai, jokių kirtimų iki kol sulauks pilnametystės nebegalės daryti. Išskyrus, nebent vėjas išvers koks nors. Bet nerekomenduoju, bent jau aš pats, daryti einamųjų kirtimų nuo 50 metų eglyne. Nes eglynė yra labai svarbus drėgmės režims. Kad dirvožemė būtų kuo daugiau drėgmės, kad jisai iš savęs turėtų kaip gaminti sakus, kad jo nepultų kenkėjai.